Mes atvažiavome į lietuvių Meką, į Čikagą. Tiesa, čia nelabai panašu į Čikagą. Čia yra Chinatown. Mes nuo jo pradėjome pažintis į Čikagą, nes buvo tiesiog artimiausias taškas nuo mūsų stovėjimo aikštelės. Čia irgi vėlgi brangus miestas. Mes vieną stovėjimą už parą sumokėjom po $35 kažkokie nelabai gražioj aikšteliai. Bet iš karto buvo malonus labai dalykas. Mes ėjom su vaikais, aš su vaikais buvau, nes vyras išvažiavo su dviračiu įvairiausias instancijas, į paštą ir taip toliau. Ir mes ėjom, tokia nelabai gražiai kaiminystė, ir sutikom apsauginę žmogų, kažkokią apsauginę ženkleliu su mašina, ir jisai tiesiog sustojo, paklausė, kaip, kur jūs einat, ar jums reikia kokios nors pagalbos. Sako, ne, čia nieko nereikia, va, einam, norim į Chinatowną. Sako, sėskitės, aš jūs tiesiog pavešiu. Ir žmogus tiesiog nuvažiavo ten, kur mums reikia, ir buvo labai smagu. Papasakojo, kurioje vietoje saugu vaikščiot, kurioje ne. Pasakė, beje, į tą aikštelę vieniems vakare neiti, bet mes vieni jau ir nebeisim. Va čia kiniečių parduotuvė, kiniečių žmonės, viskas labai kinietiška. Tai va, toks malonus pirmas įspūdis labai nuo miesto, nors jau nebe pirmas draugiškumo įspūdis nuo amerikiečių. Pažiūrėkit, kiek čia įvairiausių saldumynų. Aš norėjau tų braškinių. Tų braškinių, va vaikai užsinorėjo tokių nesąmonių. Braškinių kažkokius braškių skonio stiprikliais ir dažikliais. Bet čia, mes kažką surasim. Pažiūrėkit, kokie čia, kas čia iš vis galėtų būti tokie. Aš net nežinau, ar čia maistas. Tikriausiai maistas, kažkokie grybai, kažkokie šaknis. Čia tai tikrai šaknis. Na taip. Mai, nevalgyk to grybą, tu ką? Va, radome mažą. Gerai, imkite mažą, pirksim. Mažą tai gal dar nieko, mažiau nuodų. Šiaip tai toks būtų pakankamai didelis vienam vaikui. Bent jau man būtų toks pakankamai didelis. Just right here. Now she's right here. You cannot go start running around. You come back here this way. Čia jau kiniečių miestelio pakraštys, toks parkelis. Pavėsinė graži. Ir čia vat yra upė, kuris skiria dvi miesto dalis. Ir jie plaukė tokie laiveliai, kaip taksi, lyg ir parašyta ant jų. Bandysiu galbūt vieną surasti dabar. Čia visur tiltai, važiuoja traukiniais, va, jie visur girdisi nuolat, visoks triukšmas, visoks transportas skirtingas, vis pravažiuoja, čia kažkokie tai krovininiai traukiniai, o va ten kitų tiltų važiuoja metro, o vėliau mes bandysime dangoraižių paieškoti. Va, dangoraižiai ten toli, kažkur tai tolumoje, negaliu suprasti iš vaizdo, kiek tai toli, bet mes ten vis tiek pabandysim nupėdinti ir jau tikrai. Štai tas vandeninis taksi plaukia ir kaip tik į tą pusę ir mes eisim.
O, ir dar va čia, žiūrėkit, ir vandenyje dar jų kiek daug. Vakarėje išėjome, priėjome prie parko zonos, va čia palei pakrantę, palei ežerą, iš kitos pusės irgi dangoraižiai. Ir bandysim dabar jau iki namų grįžti, vadinamųjų namų stovėjimo aikštelėje. Diskoteka, bet ant sienos. Kristoferis sako, kad ten yra diskoteka ant sienos. Kaip cikados garsiai čirškia, kurtinančiai tiesiog. Užlipai. Štai parkelis koks. Kristoferis pavargo. Štai koks gražus paminklas. Kas pavargo, verčiasi. Kas tiesiog bėgioja, irgi pamatė, kad smagu, tai jau bėga. Irgi. Štai kokie vaikai po dienos klaidžiojimo. Vykome į Linkolno parko zoo. Reikia suprasti, kad ten stovi Linkolnas, nes va yra jau įėjimas į zoo. Ir tai mes pažiūrėsim, šitas zoologijos sodas yra nemokamas. Radome kažkokius baisaus dydžio ir labai baisius padarus. Va, palyginus su bite, jie yra tiesiog maždaug 5 kartus didesni. Čia šalia yra bičių. Įdomu, ar jie pavojingi. Čia yra vaikų zoo paviljonas, čia yra vėžliai. Įvairiausi vėžliai. Va, ką man Kristoferis nori parodyti. O vėžlis oranžinė oda. Nu, iš tikrųjų labai įdomus. Čia iš karto gyvena kelios rūšis vėžliukų. Va, matosi tokie dideli, juodi ir taškuoti. O, kokia įdomi zona vaikų. Čia laipynės. Čia laipynės. Čia vandenukas. Kartais bėga, su juo galima žaisti. Vadinasi, natiurmortas vaikai atėjo į zoologijos sodą. Patapo beždžionė. Va, gyvatė jau baigė visą sulysti. Tas samanas tik tai uodegytė liko.
Bet šiaip tai iš tikrųjų nedrasu, čia yra sphagnum samanos, tokias būna ir Lietuvoje, jeigu va taip eini miške per samanas, o ten viduje yra gyvatė, kurios visiškai nesimato, ten dar viena yra. O čia gražuolės ūdros, va. Kaip jas plaukioja. Toks įspūdis, kad jas tiesiog mėgaujasi. Čia bebras iš arti. Niekada nemačiau taip iš arti jo. Koks jo veidas. Štai čia liūtai. Liūtams mėga. Iš tikrųjų, tai aš suprantu, kodėl jie mėga, nes dabar yra kokie 35 laipsniai. Paskutinė turbūt mūsų diena Čikagoje. Atvažiavome į centrą, bandysime ieškoti fontano, kuris yra visų vaikų mėgstamiausias fontanas. Čia dabar, oi, net nepavyksta apriepti, kokie jie aukšti. Man labai patinka tokie vat senoviniai dangoraižiai išlipdyti, pripuošti. Okay, I just want to make sure that she had a mom. Čia žmonės priėjo, pažiūrėjo, ar viskas gerai su man, paklausė, ar viskas gerai su mano vaiku. Taip, aš ją matau. Va, jinai kur vaikštinėja. Ir šiaip amerikiečių yra toks bruožas, jeigu jie pamato vaiką, kuris yra daugiau negu 3 metrai nuo tavęs, jie visi susirūpina ir visada prieina ir paklausia, ar tu jį matai. Na, kaip ir smagu, kita vertas, bet stebina. Ieškosim fontaną, kuriame... Na va, maniškė jau nubėgo. Štai tas fontanas. Pažiūrėsim, kas čia per smagumai. O, Maja, jau nusirengė. Fontanų žmonėms yra tikrai gerai. Va, kas čia darosi.